Sveiki atvykę į prekybos miestelį Urmas, aš esu Kornelija Jasiūnaitė ir šiandien, žinokite, keliausime ieškoti dovanų jūsų mažiesiems. Pradėkime nuo pirmosios parduotuvės vakarinėje galerijoje, 5-ojoje salėje, o taip ir vadinasi – vaikiški žaislai. Sveiki, labai malonu. Čia gerbiama Laima yra parduotuvės šeimininkė ir jau man teko dabar čia girdėti, atėjo pirkėjai ir jie iš karto jie pasitikė, sako, sakykit, kas čia populiariausia ir madingiausia tarp vaikų, tai jau tikrai ir mums papasakosit, pasufleruosit kalėdų seneliams. Tikrai taip. Kiekvienais metais yra tokių žaislų grupė, kurie vis tiek yra daugiau vaikam perkami ir tokie įdomesni. Tai galėčiau pasufleruoti. Labai gerai, tai keliaukime. Tai prie berniukų dabar parodysiu. Šių metų yra pati populiariausia prekė, yra tokia traselė. Ir čia yra indukcinis pieštukas, vaikas nupaišo tą traselę ant popieriaus lapo balto, padeda mašinėlę esančią viduje ir jinai važiuoja taip, kaip vaikas nupieš tą trasą. Jinai reaguoja į pieštuką. Tai šitas žaislas berniukų tarpe yra turbūt šiemet pats populiariausias iš tokių žaislų. Ir dar kitą norėčiau parodyti. Berniukam vyresniem laikrodžių valdomos mašinos. Jinai ir vyresniem tinka, ir mažesniem. Žodžiu, valdymas vyksta su ranka. Ir dar vieną išskirčiau prekę – mašina valdoma lazeriu. Tai čia būtų iš berniukų. Dabar norėčiau parodyti iš mergaičių, ką labai perka. Tai vat iš vyresniem mergaitėm šįmet mūsų pagrindinė prekė yra Lego gėlės. Tai čia vyresniem mergaitėm 7 metų. Pažiūrėkit, koks mikrofonas. Mikrofonas, jisai veikiantis normaliai, jungiasi ir Bluetooth'as, gali ir muzikėlė, ir dainelės, ir visa kita. Mergaitėm irgi populiarus žaislas, labai populiarus. Nuostabus tikrai. Ir didesniem perka dar Pandoros visi šitie vakmenukai. Tai čia irgi tokiom damutėm 7 metų, 6 metų vaikam. Toliau va labai populiarios yra va šįmet irgi parodysiu magnetinės va tos kaladėlės. Jos, kai prisiliečiu, jos labai gerai laikosi, o šiaip nuo judesio šviečia. Ir dedasi ne tik tai čia tuos čiuožyklos, bet dedasi ir skaičiai, ir formos, ir labai kokybiškos. Ir berniukam didesniem yra aišku techniko va šitie konstruktoriai. Iš Lego tokių kaip detalių, va susideda štieva ir važiuojantis. O mažiukam tai viskas tinka, jau mažiukam tai kam ko reikia, ar grojančio, ar lavinančio, bet daugiausiai edukacija. Tai čia mažiausiam, patie mažiausiam. Ten nuo metų laiko, ana visa lentyna yra nuo metų laiko. Va šita. Bet vėlgi didžiausia dėmesį kreipia į edukacinius. Nesvarbu, ar tai metų ar 2, prašo edukacinių žaislų. Ir dar ką išskirčiau šįmet mūsų naujieną Barbių namas. Didžiulis. Ne mažų lėlyčių, bet Barbių namas. Sakykit, ar atvykote čia savo vaikeliams ieškoti dovanų kokių? Taip, vaikam. Kiek vaikų dabar turite aprūpinti dovanomis? 3. Visus 3? Visus 3. Kokio amžiaus vaikai? 14, 7 ir 5. O, tai iššūkis bus, ar ne? Gal biškiuką. Aišku, maždaug kokį kalėdų seniui laišką yra parašę? Nu, yra parašę. Tai aiškiau šiek tiek, ar ne jau? Maždaug. Nu, jau aiškiau yra. O kalbant apie edukaciją, atėjome į specialią salelę, kuri visai neseniai yra įsikūrusi, štai dar balionai netgi kabo, vadinasi depko.lt ir čia galima rasti lavinamųjų žaislų. Nuo pat gimimo vaikučiams iki 10 metų maždaug. Ir pirmasis toksai žaislas pasirodo jų pačių yra sukurtas, ogi tokios lavinamosios kortelės, kurios yra sukurtos būtent logopedų. Ir jeigu čia mes įdėsime kortelę, yra daug kortelių, apie 240 sakė kortelių ir iš abiejų pusių žodžiai skirtingi, tai yra visiškai lietuviški žodžiai su paveiksliukais, kad vaikas suprastų, apie ką yra kalba ir galima įdėti, pavyzdžiui, kalėdos ir pasižiūrėti, kas vyks. Kalėdos. Čia yra tų kortelių, kaip matot, pačių įvairiausių ir kas labai smagu, kad būtent šita vieta ir sukūrė. Tai yra unikalus jų pačių kurtas produktas.
Žinokit, vienas toksai lavinamasis žaidimas su magnetiniais akmenėliais yra pats populiariausias, pasirodo. Ne jisai kažkoks baisiai išvaizdus ir spalvingas, bet pritraukia kiekvieno akį. Tai ir senyvo žmogaus, ir senelio, ir vaiko nuo 9 metų, ir taip pat suaugusių. Tai visa šeima gali žaisti, labai paprasta tai daryti, tiesiog reikia dėlioti magnetukus taip, kad jie nesuliptų. Tai gali žaisti iki 4 asmenų vienu metu. Na, o ši parduotuvė pasižymi ne tik tai lietuviškumu, tikrai labai puoselėja, bet ir tą lietuviškumą perkelia į savo pačių kūrimo žaislus. Tai sakykime, va čia yra toksai karoliukų žaidimas, na, ne tiek žaidimas, kiek paveiksliuko sudėliojimas. Čia va tokį paveiksliuką galima sudėlioti. Yra rinkinukas iš tiesų, va čia visoje šitoje dėžutėje, kur laikau, tai jie patys yra sukūrę, tinka nuo 5 metų vaikams iki maždaug 9-10 bus įdomu dėlioti. Aišku, viskas yra, kaip matote, ir susijęs su lietuviškumu. Tai be abejo, kad krepšinio kamuolys, gandras, mūsų paukštis karvutė labai miela, Gedimino bokštas, vėliava Lietuvos ir štai yra ten lipnus tokie žiogeliai, galima sudėlioti į trafaretus viską, tos karoliukus sudėlioji ir turi paveiksliuką. Tai pati šios vietos šeimininkė sakė, pati ir sukūrė tokį žaidimą gražų. O išėję vakarinėje galerijoje pro 5. salę čia į lauką pamatysime iš karto traukinuką. O traukinuke labai daug įvairių modeliukų. Keliaukime į vidų, pasidairysim. Kas labiausiai einama yra tarp vaikų? Turim daug žaidimų, įvairiausiam konsoliam PlayStation'ui, turim ir Xbox'ui, naujausiam PlayStation'ui 5 ir taip pat labai daug turim už nugaros kolekcinių modeliukų. Tai realiai tikrų modelių kopijos, kur važinėja pas mus ir dabar, arba buvo anksčiau. Čia turbūt ne tik vaikams aktualu, bet ir suaugusių. Ir suaugusių, taip. Dažniausiai gal net ir suaugę perka ar vaikams dovanų parodo. Tai va vienas gal iš populiaresnių būtų troleibusas. Kažkur matytas. Taip, važinėjo pas mus Vilniuje, būtent tokių spalvų buvo. Čia Škoda 14 TR vadinasi. Na ir dabar dar galima turbūt. Greičiausiai, taip, Kaune jau nėra, bet Vilniuje manau, kad galima surasti. Taip pat turim daug BMW markės modeliukų, Audi. BMW turbūt labiausiai patinka, ne? Dažniausiai turbūt perka, taip. Ten, pavyzdžiui, šitie viršui iš senesnių gal kažkiek, bet daug kas pas mus atsimena, juos aišku dar ir dabar yra, tai tokie labai populiarūs. O yra tokių užkietėjusių kolekcionierių, kur ateina pas jūs nuolat lankos ir žiūri, ar jau atvežė jums ten tą konkretų modelį, ar dar netvežė? Taip, turiu iš tikrųjų nemažai žmonių, net kas atsidėję, laukia ir užsako modelių, ypač vyresnio, gal net amžiaus, sakykime. Tai taip, tikrai perka, laukia tų naujienų. Ir vis pasipildo kolekcija. O pavyzdžiui, modeliukų kainos man čia labai įdomu yra, kaip varijuoja, vis tiek čia toks kolekcinis kaip ir daiktas, ar ne, tai ar būna ir brangių labai, sakykime, tokių ypatingų. Turim nuo 3 eurų, kas yra gal Vilsai, kur ir daugumoje galima surasti vietų. Taip pat turim didelių, kur būna pilnai atsidaro, netgi tokie būna dažnai automobilių tikrų salonuose, pavyzdžiui, čia yra Volvo, tai pilnai atsidarantis, tai va šitie jau būna iš brangesnių, gali siekti ir 100 ir 150 eurų. O būna, kad jūs vis tiek pats turbūt irgi esate entuziastas, tai ar laukiat kažkokiu irgi ypatingų, vis tengiate žiūrėti, kas čia dar rinkoje naujo atsirado įdomu? Taip, iš tikrųjų, aš ir pats labai į tą hobį pasinėręs, tikrai renku ir taip ir gavosi, kad su kolegos savininku pasitarėm ir nusprendėm prekiauti to pačiu. Nes pats ieškusi savo, pats pildausi, turiu apie 1000 gal vienetų kolekciją, nemažą, tai tikrai taip ir būna įvairių temų randu su panašiais bendraminčiais. Bet čia ir smagu, kad žmonės dirba tie, kurie tikrai išmano šitą tokią sritį, labai nišinę tokią, ar ne, labai nedažną. Speciali gal, sakykime, taip sritis, nes vis tiek realiai tai ir kainos nemažos
ir reikia domėti, žinot, kas kam ko reikia ir kas pačiam įdomu. Ir paskutinė prekybos vieta, kur atėjome, tai vadinasi Kjutas. Jau ne pirmą kartą mes čia svečiuojamės. Ji randasi vakarinėje galerijoje šalia 5 salės. Keliaukime vidų. O čia tik atėjus į vidų, toli niekur giliai į parduotuvę eiti nereikia. Žinokit, iš karto prie įėjimo rasite visą meškučių, gražių žaislų. Ne tik meškučių, bet ir kiškučių, ir beždžionėlių, ir visokių kitokių gyvūnėlių. Žaislus, kurie pagaminti yra iš natūralių medžiagų, yra visiškai ekologiški. Vardiniai, kiekvienas iš šių žaisliukų turi savo unikalų vardą ir netgi pasą. Aš to jums viską parodysiu. Štai, šitas kiškutis labai mielas. O tu, bet koks, žinokit, geras jausmas, toks švelnutis. Tai vaikam ir saugusiems turbūt patiks, labai malonus žaisliukas. Tai čia, jeigu, sakykime, negali vaikas turėti gyvūnėlio, man atrodo, galima būtų jam ir tokį gražų žaisliuką natūralų nupirkti. Kai kurie vaikai būna alergiški gyvūnams, tai čia, man atrodo, kuo puikiausia yra išeitis tam ir manau, kad toksai mielas kiškutis nuramintų. O kaip sakiau, štai turi savo pasą. Kaip matom, yra kaina. Kaip matom, jis gimęs yra Stokholme, Švedijoje. Tai yra tokios Bukovski kūrybos visi šie žaislai. Ji gyvena būtent Švedijoje. Štai pasižiūrim, kas šitame pase toliau. Prašau, Kaninė. Čia turbūt yra šio kiškučio vardas. Nupieštas vaikiukas turbūt labai tinka ir mažiem lėliukam, ir didesniem be abejo. Tai čia, man atrodo, kalėdų proga yra geriausia išeitis tada, kai visai nežinai, kągi dovanoti vaikeliui. Tai visada galima padovanoti tokį ypatingą žaislą, kuris patiks visai šeimai. Kad kaip matote, prekybos miestelyje Urmas tikrai rasite dovanų mažiesiems. Na, o kitą kartą susitikime čia ir ieškosime dovanų paskutinės minutės jūsų artimiausiems, nes galbūt jiems liko mažiausiai laiko išrinkti tam tikrą dovaną, nes prieš tai rūpinote savo vaikais, ar ne? Bet keliausim ir visko pasirūpinsime.